Dar apie rungtynes papasakok, vis tiek kokią nuomonę, kas atsitiko. Prastai žaidėm, patys matėt, ketvirtas kėlinys ypač krito į akis. Ir nebuvo kokybės išpildymo ir lengvus metimus prametėm, įvairiausių broko buvo. Ir tos visos detalės susidėjo ir kaip pabaigoje nesugebėjom apsiginti. Išpildė, stengiamės aikštės sustoti ir jie gerai užpuolė prieš aikštę. Jie tikrai žaidė labai gerai, kur galiu pasakyti, kur mes tikrai žaidėm labai banguotai, vietomis gerai, vietomis labai prastai. Trečio antroji pusė, ketvirto kėlinį mes buksavom stipriai. Olimpiakos visus kėlinius, galima sakyti, tokiais spurteliais pradėdavo, kaip to atrodo, kodėl nepavykdavo išeiti. Nežinau kodėl, todėl kad jie labai gera komanda ir mes turim būti susikoncentravę 40 minučių nuo pradžios iki galo. Jo, 3 minutės. Ir jie puikiai komanda, Eurolygos čempionai visą. Ar negalėjo? Mes negalim atsipalaiduoti nei 10 sekundžių, nei 5, ir jie tą išnaudoja. Jie žaidžia taip, kaip moka, kaip gali ir važiavo jie buvo svarbi pergalė ir jie daugiau užsitarnavo tos pergalės negu mes, akivaizdžiai. Ar negalėjo kažkiek galbūt kojas pakišti tas faktas, kad prieš šias rungtynes sužinojot, kad jau kaip ir vos ne pirmi būsit grupėje? Ne, aš tikrai aš nemanau vyrai tokie yra, kad nepatyrę, mes visi patyrę ir žaidė ne kartą ir suprantam, ko mes esam čia susirinkę, kad gerinti savo žaidimą, nes tokios varžybos ne kartą gauni, nedaug kartų gauni žaisti prieš Eurolygos čempionus ir tai yra žaisti gerai, tai yra, kaip pasakyti, išbandyti komandą, kur mes esam, ką mes galim. Taip, dėja, taip mes kaip šiandien kažkaip ketvirtam kėliny taip neužbaigėm. Atrodo, kad jau užsikabinom, bet neužbaigėm to darbo. Ačiū tau.